Sveiki, tai toliau tyrinėju JAS programą, kažkaip vis neišeina mintis, kadangi nemokama ir tiek protų prie jos dirba, vis tiek, kad kažkaip tai turi būti galimybė daryti ir daugiau veiksmų siekiant susikurti naujus kintamuosius duomenų bazę, žodžiu, apdoroti savo duomenis. Ir praeitam video sakiau, kad nemėginkit čia be šansų, bet atradau, kad yra toksai vienas šanselis, juokauju aišku, bet programa yra valdoma per kitos nemokamos R programos kodus. Tai jeigu, pavyzdžiui, dabar parodyčiau tą naujų kintamųjų kūrimą, pavyzdžiui, aš čia norėčiau susikurti kažkokį tai naują kintamąjį, pavyzdžiui, susiskaičiuoti kūno masės indeksą. Lietuviškai vadinkim KMI. Ir yra du būdai, kaip tą padaryti. Computed type, tai yra computed with drag and drop, tai yra paimti iš bazės ir įmesti. Tai būtent šita galimybė tokia yra varginanti, nes pagal mane aš taip atradau, kad vienu metu gali atlikti programa vieną veiksmą. Tai yra, jeigu pas jūsų ūgis yra įvestas centimetrais, tai pradžioje jūsų ūgį padalinat iš 100, ūgis metrais. Antru žingsniu ūgį metrais keliat kvadratu, dar atsiranda čirpelis. Ir tada jau svorį dalinat iš to ūgio metrais pakelto kvadratu, tai galima tą padaryti ir vienu žingsniu, jeigu tai yra naudojamas R kodas. KMI, čia 2, gerai, užteks KMI. Ir kodų būtent skaičiuoti kūno masės indeksą ir kodų kaip, pavyzdžiui, apibendrinti skalę vidurkių, aš pasidalinsiu komentaruose, šiaip tai jie yra žiauriai paprasti. Ir iš tikrųjų, tai paklausus ChatGPT, tos mokamos versijos, jinai visai tiksliai ir aiškiai tos kodus pateikia. Tai mano nuostabai R programa naudoja lygiai tą patį matematinių veiksmų kodavimo principą kaip Excelis. Taip, tai bandom kažko, tu jau pasukasi, kažką iš jo galvoja, tu jau. Tai gražu, užstrigo ant demonstracinio video. Teks turbūt atsidaryti iš naujo. Čia iš tikrųjų pirmą kartą taip nutiko. Gal kad žaibuoja. Juokauju, aišku. Ir tai vėl aš esu bazė. Viskas gerai, čia apkas daryta mano. Aš ištrinsiu, kad būtų galima stebėti nuo pradžių. Tai dar kartą paklikuojam ant tuščio paskutinio stulpelio, pasivadinam, kaip jūs norėtumėt, kad jisai vadintųsi. Column type scale yra defaultas, tai yra tas vadinamas tipas kintamojo ir computed with R code. Pasirenkam opciją. Ir aš jau padariau kopiją, čia dabar paste, ir compute column. Tai pradžioje čia atrodo nieko neįvyko šitoje vietoje, bet pasižiūrėkit, skaičiavo kūno masės indeksą, jeigu padarot formuliai klaidelę, iš karto meta error tokiom raudonom raidelėm, tai yra klaida. Ir ta funkcija su X-uku, tai irgi reiškia tą patį, ką Excel'e, kad yra
kaip pasakyti, kintamasis, kurio nebuvo, bet jis yra apskaičiuotas panaudojant matematinį veiksmą. Aš manau, kad būtų galima ir sukoduoti, ar ne, užkoduoti, perkoduoti į kategorinį kintamąjį, susiskirstant į grupės. Tai irgi būtinai tą parodysiu, kaip jau atrasiu, kaip tą daryti. Tai prisiminkim, kad kūno masės indekso formulė naudoja dalybą, matot, kokios yra ilgos trupmenos, tai reikėtų turbūt daryti tą patį, ką SPSS, užduodant kriterijus perkodavimui po kablelio, kuris čia ar programoje yra kaip taškas naudojamas, palikti daugiau arba 9 arba 0 jau toms ribinėms kategorijoms. Gerai, tai dabar jeigu aš dar kartą paklikuoju, užsidaro redagavimo langas ir nepamirštam save, reiškia užsisaugojam. Na ir tą kintamąjį toliau galime analizai naudoti, pavyzdžiui, deskriptyvą aš noriu pasidaryti ir jis atsiranda duomenų bazės pabaigoje kaip papildomas kintamasis. Čia statistics primenu, nepasižymim, ką jūs norite, skliūnės, kurtozės skaičiuoti, medianą. Ir iš karto inputas, outputas šalia, ar ne, inpute užsidedat varneles, outpute iš karto skaičiuoja ir rodo aprašomąsias charakteristikas. Gerai. Ir dabar, tarkime, turime skalę. Čia bus kūno pripažinimo tokia skalė, sudaryta iš 10 teiginių. Kažkaip nesimato. Va, yra 10 teiginių, tai tik tai, ko nepasakiau, turėkite omeny, kad kai naudojat tą formulytę, ten, pavyzdžiui, pas jūs ūgis be U ilgosios ar kažkaip kitaip parašytas, tai jūs turite užsirašyti tokius kintamųjų vardus, kokie yra jūsų bazėje, nes kitaip programa neras. Lygiai taip pat, jeigu čia pas jūs kažkokia kita skalė, tai pasivadinkit, nutrinkit tos mano BAS21, BAS22 ir taip toliau ir įsidėkit savo kintamųjų vardus. Čia yra 10 teiginių. Čia toks kodas truputėlį raumiems dar aišku, ką reiškia, paskui jau nelabai. Taip, nesukam galvos, mes darom kopiją. Tik tai aišku, kaip sakiau, įsivedat savo kintamųjų vardus, na ir veikia R kodai labai panašių principų kaip SPSS sintaksai, jeigu naudoja tą pačią skalę daug kartų, tai tiesiog saugoti reikėtų tuos kodus, lygiai taip pat kaip mes saugojam SPSS sintakse, kas dirba su skalėm ir su klausimynais. Gerai, tai naujas vardas, tarkim, čia kaip nors BAS balais pavadinsiu, create column. Taip, ir 2 kartus paklikuoju. Ir vėl pasirenku Computed with R code. Ir čia įterpiu Ctrl+V. Tas paste čia neveikia, tai Ctrl+C klaviatūra yra copy ir Ctrl+V yra paste. Taip, tai reikia klaviatūrą naudoti. Nežinau, nebent pas mane čia neveikia, bet manau, kad neveikia. Na ir padariau klaidą, pirmą kartą bandydama padėjau ne kablelį, o tašką, tai irgi atidžiai. Kitaip klaidą ir sakysi, nesuprantama komanda. Compute column, valia, atsirado baliukai. Tai daugiau čia nieko nesiplėsiu, bet norėjau papildyti savo ankstesnį video, kad vis tik tai visai nesunkiai valdosi tas JASPas per programos kodus ir tuo pačiu mokotės dirbti ir su R programa, kurios dar neįkandau tiek gerai, kad galėčiau mokinti kitus, bet tikrai yra labai galinga programa, su daug galimybių. Tai sėkmės.